Sokrato apologija tada ir įtvirtina tą skirtį tarp filosofinio išmanimo ir mokslinio išmanimo. Kai mes užsiimame mokslais, tai mes empiriniu būdu tyrinėjame gamtą ir bandome atrasti tam tikrus dėsningumus, keliame hipotezes, jas tikriname ir dirbame su empiriniais faktais. Bet filosofija, kaip ją suprato Sokratas, jinai nebuvo nukreipta į empirinių faktų tyrinėjimą, labiau į analizę tos teiginių struktūros, kuri išryškėdavo kvotimo metu, nes Sokratas kviesdavo atsakyti tam tikrus klausimus, pateikti savo pirminius atsakymus, po to antrinius atsakymus, jie būdavo pateikiami kaip tam tikri teiginiai, tada tie teiginiai būdavo lyginami tarpusavy, būdavo randami tam tikri loginiai trūkumai, tam tikras neatitikimas formalus tų teiginių vienas kito atžvilgiu ir būdavo parodoma, kad žmogus pats nežino, ką jis mano. Jis mano vienaip, kai jo paklausi vienaip, bet jis mano visiškai kitaip, kai jo paklausi kitaip. Ir dėl to Alenko taikymo metu buvo svarbu pačiam Sokratui pateikinėti klausimus ir Sokratas kontroliuodavo tą pačią apklausos procedūrą. Tai nebuvo tiesiog laisvas pokalbis. Tai buvo kryptingai pateikiami klausimai. Ir tokiu būdu būdavo pateikiami ir vienokie, ir kitokie, ir būdavo parodoma, kad žmogus priklausomai nuo aplinkybių mano ir vienaip, ir kitaip, ir tokiu būdu pats save sugriauna. Ir nuo to momento, praktiškai nuo šitos skirties atradimo antikoje ir susiformavo filosofijos kaip skirtingos nuo mokslo ir taikančios kitą tyrinėjimo būdą, disciplinos ar netgi mokslo pavadinti čia būtų ir ne visiškai korektiška. Mes kartais vadiname filosofiją mokslu, bet iš esmės tai yra kažkas kita. Ji yra veikiau susivokimo, ištyrimo, to, ką tu manai būdas ir tai yra ta žmogiškoji išmintis, gebėjimas būti sąmoningu. Jeigu mokslą suvoktume kaip empirinį tyrinėjimą, tai būtų toks pasaulio pažinimas arba tyrimas, kuris mums suteikia pozityvių žinių, kuris kažką prideda prie to, ką mes turime. O filosofija negatyvi ta prasme, kad ji kaip tik bando išbrokuoti tai, kas yra netikra. Kaip atskirti grūdus nuo pelų. Ir jeigu mes įsivaizduotume mokslą kaip orientuotą į išmokimą, tai filosofija būtų orientuota į numokimą. Taip sakant, atsisakymą to tariamai teisingo žinojimo, kuris iš tiesų nėra teisingas. Čia net aš savo studentam dažnai sakau, kad mes filosofiją studijuojame ne tam, kad išmoktume įvairių dalykų, bet kad numoktume tuos neteisingus dalykus, apie kuriuos mes manėme, kad tai yra kažkas teisinga, bet mes juos turime numokti. Ir Sokrato apologija kaip tik ir parodo, kaip tas numokimas turi vykti. Štai tokiame nedideliame kūrinyje, kuriame parodoma, kaip Sokratas ginasi teisme, iš esmės atsiranda visas tas žemėlapis, to kaip ateityje vakarų filosofija dirbs per artimiausius šimtmečius ir tūkstantmečius, įsteigė skirti tarp mokslinio pažinimo ir žmogiško pažinimo. Ir dabar tas mokslinis pažinimas, jisai būtų Sokrato siejamas su dievišku pažinimu ir jis galbūt kritiškai žiūrėtų į tą šiuolaikinį mokslą, kuris, pripažinkime, daug yra pasiekęs, bet sakytų Sokratas, čia yra pretenzija būti dievais ir galų gale technologijos ir veda prie to, kad žmogus nori pranokti save patį, savo žmogišką ribotumą, jisai bando kurti save kaip kažkokį antrinį dievą, kaip kažkokį dievo erzacą, dievo simuliaciją arba dirbtinį intelektą, kaip sintetinį dievą bando kurti. Tai čia Sokratas turėtų daug priekaištų šiuolaikiniam mokslui ir sakytų, kad filosofija yra kažkas visiškai kita. Ir šiais laikais dažnai filosofija ir pamiršta tą skirtumą tarp filosofijos ir mokslo ir čia
matome, kad Sokrato apologija galėtų juos taip pat įvairių dalykų išmokyti.